savaitę Istorijų namuose vyko tokia didelė proga, šventė. Aš žinau pati. Pasakyk. Senasis turgus. Salomėja pasakys, kas vyko? Senasis turgus. Senasis turgus. Turgus vyko. Aha. O ką tame turguje jūs darėte? Aš atsinešiau tokių širdelinių vaflių su šokoladu, su pabarstukais. Aš labai skanius sausainius susinešiau ir blynus, o visi blynai ir sausainiai buvo išpirkti. Ką ten atsinešė? Aš atsinešiau tokius keksiukus su šokoladiniais gabaliukais ir tokiais fėjų pagaliukais. Salomėja, ką tu atsinešė? Aš atsinešiau vaflius, jie buvo nudažyti ir tėtis sugalvojo padaryti vaiduoklius. Ir aš padariau baby vaiduoklį. Baby vaiduoklis pavadinti. O aš padariau dar picą. Dabar Liepa pasakys. Ką tu, Liepa, pardavinėjai? Blynus. Taip. Kepą. Iš tikrųjų. Tikrai, aš pirkau. Ten buvo viduje tokios formos. Granatais. Su granatais. Ką tu, Eva, pardavinėjai? Spurgas. Spurgas pardavinėjai. O kaip buvo papuoštos tavo spurgas? Su širdelėm ir su rupuliukais. Tai jums patiko labiau pirkti ar parduoti? Aš nusipirkau savo. Tau. Aš savo nusipirkau iš Kotrynos. Lukai, o tau patiko pirkti ar parduoti? O vis tiek skaniai atrodė. Tai parduoti. Tau parduoti patiko? O kodėl tau patiko parduoti? Nes buvo labai skanūs sausainiai ir blynai. Man tai pirkti labiausiai patiko. Tau pirkti patiko? Ir man labiausiai patiko pirkti. Tai kam patiko pirkti, pakelia ranką? Pirkti yra 3, o parduoti kam patiko? O parduoti irgi 3. Buvo, kad vieni perka, o kiti parduoda. Tai kai atėjote pirkti, ką darėte jūs? Ką daro žmonės, kai ateina pirkti? Duoda pinigų. Duoda pinigų, o jūs davėte pinigų? Davėm. Tai šią savaitę vyko toks renginys Istorijų namuose. Kas žino, kas ten vyko? Senasis turgus. Turgus vyko. Kas ten vyko tuome turguje? Pardavinėjau. Pardavinėjo kažką? Turgus, blynus, keksiukus. Keksiukus. Kas dar vyksta turguje? Kažkas uogienę pardavinėjo? Ne jūs. Taip, mes pardavinėjom uogienę. O jums labiau patiko pirkti ar parduoti? Parduoti. Tai Herkus su Tauru neatėjo į turgų, bet mes gal papasakojom, kaip viskas vyko. Gerai. Ne. Kas ten vyko? Pirmiausia. Pirma, reikėjo susirasti, reikėjo pinigus pasiimti. Pinigų pasiėmus, ką toliau reikėjo daryti? Po to reikėjo eiti pasiruošti savo maistui, kaip blynai, keksiukai ar spurgos, berankas ir kaip uogienė. Taip. Ir užsirašyti kainas. Va, kaip gerai atsimeni. O kas yra kaina? Kaina užrašai, pavyzdžiui, 2 skaičių ir kainuoja tas maistas 2 pinigus. 2 pinigus užsirašym. Taip. O jūs kiek užsirašėt? O aš? 1 užsirašėt? Ne. Aš tai 15. O jūs vaikinai buvot anksčiau turgui. Kaip atsimenat jūs kažką iš pernai metų turgus? Pardavinėjot jūs ką nors? Jo. Ką pardavinėjai, Herkau, tu pernai? Ant pagaliukas sausainius, kur buvo suvynioti ir buvo su šokoladu ir Kaip buvo skanu? O tu Taurė atsimeni turgui? Dalyvavai pernai? Ne. Kažką pardavinėjai. Aš iš tavęs pirkau kažką. Bet neatsimenu ką. Man atrodo spurgas. Man ir atrodo, kad jūs skanių purgų. Spurgas. Šiemet tu spurgas? Jūs pasiėmėte irgi spurgas. Labai greit neliko. Ir mamai, ir tėtį. Aš Elzės ėjau pirkti, bet irgi paskutinius jau gabaliukus tik nupirkau. Taip, Elzė. Man labai buvo Marijos skanus toks, ten bakaliukas, blynas
šokoladas ir babartukai. Taip, ir tie irgi labai skanus buvo. Mum už vieną, ar už du, ar už vieną, gavom iš viso 3. Kaip pasisekė jums? O mes gavom labai daug tų blynų su jais. Labai daug. Labai daug. Klausykit, tai aš dar norėjau paklausti, o kam reikia kainas užsirašyti turgui? Gal jūs, vaikinai, irgi Tam, žinot? kad nusipirkti galėtum pats. Galėtum nusipirkti, tai ką ta kaina rodo? Kad duotų pinigų. Ai, pinigų. O kas yra pinigai, Herkom? Pinigų. Tie, kur gali užsidirbti juos ir išleisti. Bet gali kažką ir gauti. Aš žinau. Taip. Ir kai kažką nusipirki, tada ir tas žmogus, kur pardavinėja tuos daiktus, tas irgi duoda pinigų jam. Gražos šešos. Ai, klausykit, o jums patinka labiau pirkti ar parduoti? Parduoti. Pirkti. Tau pirkti patinka? O tau, Taurai, labiau Parduoti. patinka pirkti ar parduoti? Nu, net ir parduotuvė. Tik, nebent tik padavinėt. Pardavinėt patinka, ar ne? Labai geras. Tai turgų kartosim? Taip. Darysim per turgų? Šiandien. Tai bet nieks nepasiruošė jokių prekių. Supratau. Tai jums patiko turgus? Aha, labai. Norėsite dar daryti turgų? Jo namai. Tai labai gerai. Radijo namai. Tai labai gerai.